Ar ir tu gavai pavojaus signalus ir ką tu su to padarei? Tai tikrai ne per seniausiai visi gavo tos pranešimus ir po šitos situacijos buvo aiškiai matyti, kiek žmonių yra atsakingų ir kiek yra tų vaikiškoj pozicijų, kurie kaltins kitus. Labai buvo įdomu stebėti, kad kai kurie tikrai sureagavo, kai kurie net nepastebėjo to pranešimų, kai kurie nekreipė dėmesio, o kai kurie pradėjo panikuoti, ieškoti, o tai kodėl nenurodė, kur eiti, o ką daryti, o ką dar. Ir būtent nerimas ir panika kilo, nes priedangos buvo uždarytos ir dar visokių N. Ir tai parodo būtent atsakomybės lygį. Ir dažniausiai mes pamatom ne eilinėse, ne kasdieniuose situacijose, kažkokiuose tokiuose tikrai stresinėse situacijose, o koks mano yra atsakomybės lygis ir aš esu atsakingas brandus, ar aš visgi esu toj vaikiškoj pozicijoje, kur aš kaltinsiu kitus, tai neatsiuntė kartu nurodymų, kur reikia eiti, tai dar kažko nenurodė, neparuošė, nenuvežė, neatvežė ir visada kaltins kitus. Tai pastebėkit, kaip dažnai jūs kaltinat kitus, o kiek dažnai jūs priimat atsakomybę ir nekaltinat savęs, o ieškot, analizuojat, o kas atsitiko, o kokia mano buvo ten atsakomybė, o koks mano buvo vaidmuo ir ką aš galėjau padaryti kitaip, kad kitą kartą aš galėčiau kitaip. Tai yra būtent suaugusio, sveiko, brandaus žmogaus būklė, o to vaiko, nesvarbu kiek jam metų, ar 30, ar 60, ta vaikiška pozicija, kad aš nesu brandus, aš neprisimu atsakomybę už savo gyvenimą, arba liaudiškai tariant, aš esu aukos pozicijoje, tai aš visada kaltinsiu kitus. Valstybė nepasirūpino, policija nepasirūpino, mane paliko, tai ten vyras ar žmona, tai vat jie kalti, nes kažko prisigalvoja, kažko per daug norėjo, kad ten kalti, vaikai kalti, kad jie neskambina, neatvažiuoja, parduotuviai kalti, dar kažkas ir visur yra kaltų. Net įsivaizduojat, net oras yra kaltas, kad šiandien sninga arba kad šiandien toks stiprus lietus. Tai stebėkit save, pastebėkit, kaip dažnai aš kaltinu kažką išoriai, arba aš prisimu atsakomybę pilnai už savo gyvenimą, už kiekvieną gyvenimo minutę, aš prisimu atsakomybę, nes tai yra mano gyvenimas ir aš kuriu savo gyvenimą. Aš negaliu pakeisti oro, bet aš galiu pakeisti drabužius. Aš negaliu pakeisti valstybės strategijos, veiksmo strategijos, bet aš galiu, žinodama šitą strategiją, sukurti dar savo strategiją. O ką aš darysiu, jeigu visur durys bus uždarytos? Ir čia yra būtent mano atsakomybė 100%. Už tai, ką aš galiu įtakoti, ką aš galiu padaryti. Yra tikrai situacijų, kur negalėtų pakeisti. Kaip dar kartą pasakysiu, kad oras arba kitas žmogus. Nes tu kito žmogaus negali pakeisti. Bet aš galiu pakeisti save ir savo bendravimą su juo. Tai dar kartą paklausiu, kiek tu esi atsakingas už savo gyvenimą?